Ir kai tas egoizmas pamažėja, kai jisai, kaip pasakyti, vat protas leidžia biškiuką apskalpuoti tą egoizmą, atsiranda daugiau meilės, atsiranda daugiau priėmimo, atsiranda daugiau švelnumo, sugebėjimo ateiti pas tą savo vaiką, atsisėsti, apsikabinti jį ir pasakyti, aš tave myliu. Tiesiog, šiaip savo, iš niekur. Nu, tiesiog, kad tu esi. Aš tave myliu, tu esi. Nesvarbu, kokiais pažymiais tu, ar tu baigsi mokyklą, ar tu nebaigsi, kiek tu pinigų uždirbsi, ką tu iš vis veiksi šitam gyvenime. Koks skirtumas? Esmė yra ta, kad aš tave myliu ir aš džiaugiuosi, kad tu esi. Atraskite šitą jausmą savyje. Paprastą džiaugsmą už tai, kad jinai yra. Nesvarbu, kokia jinai, nesvarbu, kokios jos mintis apie gyvenimą yra, kokios jos nuotaikos yra ir taip toliau. Džiaukitės, kad jinai yra. Pasistengkit parodyti šitą, kad jūs džiaugiatės. Ar kada jūs parodot savo vaikui, kad jūs džiaugiatės, kad jinai yra? Jinai visą laiką turbūt pareina namo kaip į kovos lauką. Nes jau stovi du karžygiai pasiruošę. Nu, ateik čia ant peilių, jau peilį pastatyti. Vaikas grįžta namo. Šitai. Tai kaip jisai neriek? Sako, rėkia ne savo balsu. Tai kaip jisai neriek? Tai žinau, kad rėkia. Pamastykite apie tai.